Draugai, žinot, kad atgaila yra gyvenimo būdo ir mąstymo pokytis. Gyvenimas pasikeičia tik tada, kai pasikeičia pats žmogus. Kaip Jėzus ir sakė, tavo nuodėmės atleistos, bet dabar eik ir daugiau nebenusidėk. Draugai, gyvenimas pasikeičia tik tada, kai žmogus pradeda nuoširdžiai atgailauti, kai nustoja lipti ant to pačio grėblio ir ištaiso savo klaidas. Tiesiog nesibaigintis o Dieve, atleisk man, padėk man, neturi nei galios, nei rezultato. Todėl Biblijoje sakoma, kad dangaus karalystė užgobėme jėga. Paimame jėga ir tik įdedant pastangų galima pamatyti pergalę. Tam viešpats sukūrė bažnyčią, tai yra Dievo šeima, kurioje mokomės atleisti, atgailauti, daryti gerus darbus ir skelbti Dievo žodį. Padėti kitiems. Taip pat mokomės teisingai mąstyti, kalbėti ir elgtis, gyventi pagal sąžinę, pagal Dievo žodį, nešti šviesą ir išganimą šiam pasauliui. Brangieji, prisijungkit prie mūsų puikios bažnyčios, prie mūsų kunigų, kurie turi šventą dvasią ir kurie gali jums padėti išsivalyti kūną, išsivalyti dvasią, išsivalyti mąstymą. Jeigu norit, galit parašyti man, aš jums padėsiu, pridėsiu jūs į grupę, taip pat galėsit pažinti Dievo žodį, Dievą ir padėti savo sielai ir savo artimiesiems. Visiems Dievo palaimos.